Sveiki bičiuliai, kaip jau supratote, esame Klaipėdos mažųjų pramoginių laivų uostelyje. Šiandien man kompaniją palaiko mano geras draugas Julius ir šiandien esam pasiruošę išeiti į jūrą. Šiandien šios dienos tema yra menkės. Na, o jeigu šiek tiek pakalbėt dar apie pačią žvejybą, tai man jūra visą laiką sukelia papildomą jaudulį. Prieš išėjimą jūrą visą laiką miegasi šiek tiek prasčiau ir tikiuosi, kad šiandien jūra mus nustebins. Einam? Einam. Na kągi, atjudėjom iki pirmojo taško. Matau echoloto ekrane, kad po mumis yra apie 17 metrų gylio. Apačioje matosi, kad yra ir žuvies. Na ir darysime pirmosius metimus. Šiandien norim šiek tiek labiau pasigilinti į masalus menkių žūkliai. Su Julium turim panašią nuomonę, kartais jinai skiriasi ir vat būtent, manau, bediskutuodami šiandien ir išsiaiškinsim, kuriegi masalai geriausiai veikia. Na, aš pradedu nuo vieno iš savo mėgstamiausių guminukų. Tai yra berkliai su prapjautu pilvu, kaip mato, toks natūralus. Ir aš sakyčiau, tai yra labai ideali stintelės imitacija. Būtent rudenį, antroje jo pusėje, jau kai stinta artinasi į priekrantę, manau, kad tai yra geriausia natūralaus menkių maisto imitacija. Ir būtent su juo ir žvejoju. Panašu, kad dreifas yra netgi neišsimetus vadinamo parašiuto labai nedidelis šiandien. Iki kilometro per valandą, tai manau, kad parašiuto kol kas net ir nemesim. Na kągi, pirmas metimas. Ir pirma viltis. Jūra šiandien ideali, atkreipkite dėmesį, ramu, visiškai, vėjelio praktiškai nėra, vienas malonumas. Tada belieka džiaugtis, kad Lietuva yra jūrinė valstybė, kad galim sau leisti išeiti į Baltiją ir smagiai pažvejoti. Na va, antras metimas. Ir pirma šios dienos žuvis keliauja į laivą. O dar vieną dalyką noriu iš karto atkreipti dėmesį, kad būtent natūraliai atrodantį masalą menkės 99% griebia į burną, nes tai yra jų natūralaus maisto kaip ir atitikmuo. Nu, dažnai teko pastebėti, teko susidurti, kad visus oranžinius spalvotus masaliukus tenka jom ir į barzdą įsekti, ir į kuprą. Panašu, kad jos spaudžia, kažkaip sukelia be abejo joms susierzinimą tie masalai, tačiau jų taip gerai neapgauna. Na, atkreipkite dėmesį, Julius irgi įleidęs vieną iš tradicinių masalų, raudonas, jaučio kraujas gal vadinamas, ar ne? Taip. Ir kol kas neturėjo nei kibimo. Matau, kad eina jisai ant suolo. Na, va, tai štai tokios tradicinės. Niekada nereikia bijoti menkės paleisti į vandenį. Tas mitas, kad jos neišgyvena, yra netiesa, 100 kartų įrodyta. Galima jas leisti, jeigu norit, kaip sakant, gaudyti selektyviai. Nebūtina jų imti visų. Tas mažesnėsias galima drąsiai paleisti. O, čia geresnė. O, čia labai įdomi. Opa!
Einu savo, nepasiduotų visai. Gerai. O čia yra Baltija, bičiuliai. Mano iš arti užkibo ir nedidelė. Nieko įspūdingo, nieko įdomaus, o žiūrim, kas ten pas Julių. Čia tas reinsas, kur 3 žvejybą žvejoja ir vis tiek nenutrūksta jisai. Nes reinsas yra reinsas. Kol mums ir toliau sėkmingai kimba menkės, noriu trumpam persikelti į studiją ir pašnekėti apie avalynę skirtą žieminiai žūklei. Panašu, kad žiema jau pasibeldė į duris, na, ant mano stalo yra 2 puikūs gaminiai iš Rusijos. Tai yra batai skirti žieminiai žūklei su viską pasakančiu pavadinimu Nordman. Tai reiškia, kad šie batai yra tikrai skirti žiemai. Šių batų medžiaga yra taip vadinamoji EVA. Tikrai tai nėra naujiena kažkokia Lietuvos rinkoje ir iš panašios medžiagos batų yra pagaminta daugybė. Kuo šie galbūt skiriasi nuo kitų, tai yra tuom, kad tai yra rusiška EVA, o ne paslaptis, kad rusai savo šalyje turi žiemą kai kuriuose regionuose praktiškai apskritus metus ir tikrai turi pačias geriausias galimybės ištestuoti savo produkciją. Taigi rusiška EVA yra šiek tiek atsparesnė negu kitos ir šie batai taipogi turi patį pagrindinį privalumą, kad yra neįtikėtinai lengvi. Tai yra vienas batas nesveria ne pusės kilogramo. Ir mano kolega Saulius praėjusiais metais visą žiemą nešiojęs šiuos batus minėjo, kad jie praktiškai nesiskiria nuo jo vasarinių kroksų savo svoriu. Taigi tai yra tikrai lengvi, labai šilti batai. Būtent Nordmanai, ką turi dar, tai yra šiek tiek aukštesnė keltį, kas reiškia, kad juos yra labai patogu įsiauti. Na, o svarbiausia jų dalis tai yra unikalus dvisluoksnis įdėklas. Išoriniam sluoksniui yra austa folija, maišyta su linų ir natūralaus kailio pluoštu. Dėl ko austa? Tai yra labai svarbu, kad jinai bėgant laikui nesutrūkinėja ir nepraranda savo savybių. Ir be abejo atspindi šaltį iš išorės ir sulaiko šilumą iš vidaus. Na, o vidus yra iš šilto dirbtino kailio. Būtent šie mano rankose laikomi batai yra skirti būti lauke iki -45 laipsnių temperatūros. Kitagi pora yra su dar galingesniu įdėklu ir yra skirti žvejoti iki -60 laipsnių temperatūros. Kaip matote, įdėklas jau turi papildomą užsegamą dalį, tai yra jis yra žiauriai šiltas, taipogi yra austa folija, o vidinis sluoksnis yra iš storo avies kailio. Na ir paskutinis momentas, kurį labai svarbu paminėti ir pabrėžti, kad temperatūros testai, kurie yra pažymėti ant šių batų, yra realių tyrimų atliktų atšiauriomis Sibiro sąlygomis rezultatai. Taigi, Nordman tikrai geras jūsų pasirinkimas žieminiai žvejybai. Tęsiu savo žvejybą su natūraliais guminukais. Ir dabar užsidėjau vertikaliam džigavimui skirtą gumą, kaip matot, supjautą uodegėlę. Na, bet irgi tokia stintelės imitacija. Na, menkės kimba, tikrai negalim skųstis.
tačiau kol kas standartas nedžiugina. Nežinau, dar manau padarysim čia, pabaigsim dreifą šitą ir galbūt persikelsim šiek tiek giliau, paieškot didesnės žuvies. Kol kas tik tai Julius gavo vieną rimtesnį kibimą ir viena rimtesnė menkė atsigulė į dėžę. Nors ant natūralios stintelės imitacijos kimba daug dažniau, tačiau Julius naudoja reinsą, tokį rudą su raudonais atspalviais. Mes jį galvom, kad jis šiek tiek imituoja grundulą ir vėlgi natūralios žuvytės imitacija, būtent savo formą. Ir jo menkės yra gerokai didesnė šiandien negu mano. Taigi kol kas tiek pastebėjimo apie masalus, džiaugiamės kibimais ir žvejojam toliau. Baltija šiandien dosni. Na va, Julius traukia dar vieną menkę ir vėl panašu, kad jam yra didesnė. Ir šiandien reinsas Fat Rock Vibe Shadas panašu, kad ant dydžio vienus vartus tvarko stintelės visas imitacijas ir visas natūralius masalus. Tiesa, kibimų šiek tiek mažiau, bet užkimba ir iš karto konkretus laimikis. Viena iš mūsų mėgstamiausių spalvų, mes ją praminę esam šamukas, kaip matot, tokia tamsiai pilka, su kažkokiu melsvu atspalviu. Ne kartą yra ir ne du mane išgelbėjus varžybose, padovanojus gražių žuvų, mėgsta ją tiek lydekos, tiek starkiai, tiek ir akivaizdu menkės. Visiškai atidirbus guma reikia pakeisti. Šiek tiek įsidainuoja ir žvejyba pasidarė sudėtingesnė. Turiu omeny, kad tie patys guminukai jau nebedirba taip gerai, bent jau man ant natūralių spalvų, imitacijų stintelės kažkaip nustojo kipt. Ir sekdamas Juliaus pavyzdžių pradėjau ieškoti daugiau, eksperimentuoti. Ir na štai tokia, irgi vertikaliam gaudymui skirta guma, be vibruojančios uodegėlės, tačiau jau matot, raudonas spalvos yra, tamsios kažkokios. Na ir štai tokia menkė. Kaip matot, rišu fluorokarbono pavadėlį
Aišku, būtų gerai tą padaryti namuose, kad nereiktų banguojančio jūroje raišiot. Tačiau šiandien pasisekė, kad jūra nelabai banguoja, jūrligė negresia ir pavadėlį susirišti nesudėtinga. Rekomenduoju visiems fluorokarbono pavadėlius naudot Baltijos jūroje, nes dugnas yra akmeningas ir pintą valą dažnai tiesiog nutraukia ne dėl to, kad jisai blogas ar kažkas tai, bet dėl to, kad jisai prisilietęs prie akmens, prie dreisenos, tiesiog daug lengviau nusipjauna. Fluorokarbonas, kaip žinote, daug atsparesnis trinčiai. Kalbant apie įrankius žvejybai Baltijoje, tikrai nieko naujo per daug nepasakysiu. Reikia visą laiką įrankį rinktis pagal masalą, kuriuo žvejojate. Jeigu tai yra pilkeris, jeigu tai yra sistema, be abejo, kuolas turi būti šiek tiek rimtesnis, o mūsų operatorius yra kaip tik paėmęs tokį ir aš jį pademonstruosiu jums. Va, rimtas tikrai pagalys, kilnoti didesnį svorį. Nesakau, kad tai blogai. Tiesiog mano galva džigauti su liaunesniu meškerykočiu yra tiesiog maloniau. Be abejo, kartais didesniuose gyliuose tas džigas yra neįmanomas, įprastas ir tada tenka gaudyti su tokiais meškerykočiais. Nu, šiuo atveju, kai žvejojame mes šiandien, kai žvejyba vyksta gilyje iki 20 metrų, tikrai manau, kad neverta nusisunkinti labai, o galima viską daryti su starkių žvejybai skirta įranga. Taigi, meškerykotis bent jau pas mane yra 2,10 m su užmetimu iki 25 gramų. Amerikietiško stiliaus meškerykočius dažnai galima perkrauti. O štai, viena menkė užsikabino. Ir naudoti atsargiau mėtant šiek tiek didesnį svorį. Šiandien gaudau su 30 arba 35 gramų galvakabliu. Taigi tokio spinningo tikrai per akis. Na, o ilgis, tai čia kiekvieno asmeninis reikalas, be abejo, aš mėgstu. Tiek mano ūgis diktuoja spinningo ilgio pasirinkimą, tiek ir pats mėgstu labiau trumpesnius meškerykočius. Jeigu pratęst kalbą apie riteles, tai ant mano starkinio meškerykočio yra likusi MacPro Extreme 1000-ukas. Tikrai nedidelė ir lengva ritelė. Galbūt Baltijai šiek tiek silpnoka, bet 1-2 kartus išplaukt, manau, nieko su ja neatsitiks. Na, o jeigu kalbėtų apie tai, ką tikrai rekomenduočiau, tai ant būtent menkinio koto yra 40 dydžio Abu Garcijos Oronas. Tikrai save patvirtinus kaip užtikrinta ritė Baltijai ideali iš tikrųjų. Tiek dydis, tiek pati yra visa metalinė, atspari rūdijimui ir skirta būtent netgi ir sūriam vandeniui. Nu va, užsidėjau reinsą, kaip mes su Julium sakom, grundulo imitacija. Ir jau trečiu metimu sulaukiau smūgio tokio, kad maža nepasirodė. Nu va, ryškiai šios dienos mano didžiausioji. Opa!
Opa! O, yra! Dupletas. Na va, ir kol su Julium traukiam eilinę žuvį, dar vieną aspektą norėčiau paliesti, tai yra pintavalą. Pintas valas iš esmės yra būtinas šitoje žvejyboje. Tikrai ne vienas iš jūsų ir ne du. Manau, kad visi žvejai, kurie mėgsta džigauti, neįsivaizduoja žuklės be jo. Tik tai ką norėčiau pabrėžti, kad šiandien naudoju tikrai Baltijai gana ploną pintuką, tam, kad žvejoti su lengvesniu galvakabliu ir kad žvejyba būtų malonesnė. Kaip likęs nuo starkių žvejybos vienetukas japoniško Gosen PE valo, taip su juo ir žvejoju. Na ir va. Šiandien Baltija mums buvo dosni tiek oru, tiek ir žuvimi. Ir dar kartą džiaugiuosi, kad esame jūrinė valstybė ir galime, kai tik oras leidžia, išeiti į Baltiją ir, kaip sakoma, normaliai atsirauti, kas šiandien mums ir pavyko padaryti. Na, o jeigu baigiant laidą pareziumuoti apie masalus, tai, sakyčiau, visos mūsų teorijos šiandien pasitvirtino. Pradėjom žvejoti su stintelės imitacijom, viskas buvo puiku, labai gerai kybo. Julius nuo pat pradžių kalbėjo man, dar važiuojant, tiesą sakant, į šitą žvejybą, kad grundulas yra pagrindinis menkių maistas, ypač dabar, kai jų yra tiek daug prisiveisę. Spalva, kaip matot, na, tikrai šita gal dar galima įžvelgti, kad joje yra daugiau raudonos ir na, to ryškumo, bet viena iš geriausių šiandien didžiausių žuvų sukibo būtent ant šitos tamsios. Kągi, šiandien tiek žinių iš Baltijos jūros, buvo žiauriai smagu, ačiū Juliau tau dar kartą. Tu visąlaik gerai pastatai valtį, ten, kur yra žuvies. Kągi, kolegos, susitiksim lygiai po savaitės tuo pačiu metu. Iki.